Taigi sveiki visi. Norėčiau pasidalinti savo patirtimi kelionėje kartu su Valdu. Apie ką tai man yra. Taigi pradėsiu nuo to, kad su Valdu esame pažįstami jau berods 5 mėnesius. Tai vat yra, apie ką ta man kelionė yra. Tai ta kelionė man yra iš tikrųjų apie susitikimą su pačiu savim. Apie šabloninių, iliuzinių sienų panaikinimą, nebesitapatinimą su jais, apie savęs tikro išgryninimą. Kai pradedi darbuotis su tom, tarkim, jeigu taip galima pasakyti, užduotim, technikom ar kaip jas čia pavadinti, kurias rekomenduoja Valdas, iš tikrųjų pradeda vykti didžiulis pokytis, pradedi atpažįsti dalykus, suprasti dalykus, kodėl jie tokie yra, kodėl jie vyksta ir kaip juos pakeisti. Tai ir man tas atėjo suvokimas, kad aš toks suvokimas atėjo, kad iš tikrųjų kaip ir nepažįstu. Dėl to, kad aš save tapatinu su tuo, ką man yra apie mane, man kiti sakė. Tiesiog tokiais, jeigu galima sakyti, užrašom lapelių ir aš tais lapeliais apsiklijavęs įsivaizduoju, kad aš tai čia esu Mantas, man vardas Mantas. Tai toj kelionėj su tuo Valdu tu pradedi atpažinti tuos netikrus pseudo kažkokias nuomonės apie save ir tų lipdukų nusiminėjimą ir naikinimą. Ir kai tai vyksta, tu vis labiau ir geriau atpažįsti, suvoki, kas tu iš tikrųjų esi. Ir tada tu pradedi save formuoti taip, kaip tau norisi. Ir viskas, čia yra visa magija. Ir kodėl būtent su Valdu? Todėl, kad pats darbas su Valdu yra ant tiek lengvas, ant tiek paprastas, ant tiek aiškus, ant tiek tikslus. Ir kas man yra labai svarbu, labai atviras. Ir Valdas sugeba taip taikliai, taip tiesiai žvelgti tuos kabliukus, už kurių dar yra laikomasi, kai kreipiesi į jį. Ir jis tau kaip tiesiausia strėlė tiesiog parodo, va čia. Ir tu tai pamatęs, supratęs, apie ką tai yra, tiesiog pradedi nuo tų dalykų atsikabinėti. Nereikia tikėtis, kad tą visą darbą padarys už jūs būtent Valdas, ar ten duos kažkokią piliulę. Ne, tai yra ne apie tai. Ir tai iš tikrųjų yra dar geriau, nes kai pradedi darbuoti su savimi, tu įgauni įrankius ir įgūdžius, kaip juos naudoti ir kaip su juos elgtis tam tikrose situacijose. Ir tu, taip galima sakyti, perkuri save. Bet save tą tikrąjį. Ir kai tu pats tai padarai, tu kitą kartą žinai, tu galbūt netgi iškart pastebi tą signalą, kuris nori tau ateiti, kuris yra ne tavo. Ir tu jį tiesiog atmeti. Tu apie jį nebegalvoji, nebeanalizuoji, nebekuri kažkokių fantazijų ir nebegyveni kažkur ateityje ir praeity, tu tiesiog priemi tą dabartį tokią, kokia jinai yra. Be prašymų, be istorijų, be kažkokių reikalavimų, pretenzijų kitam, kontrolės. Ar dar kažko, trumpam atsiprašysiu, su šuniu esu, tai kažkur dingo. Fibi! Aiva, ateik čia. Tai va, ir kai tą visą pašalini, pamatai, kokia šviesa tu esi. Ir pradžiai iš tikrųjų gal kartais gąsdina, nes tai yra nauja, nepažįstama ir tas pseudo aš, jisai bando tave atgal įtraukti į tą tokią vadinamą komforto zoną. Nors kai pradedi kelionėje, supranti, kad net nėra jokios komforto zona, tau yra realiai būti nekomfortiška, būti toj iliuziniai komforto formai, kurią tu galvoji, apie kurią tu susikūręs. O pats didžiausias komfortas ir malonumas vyksta tada, kai tu tampi tas tikrasis aš. Kai tu pasineri tą dabartį, tą būtį, kuri tiesiog egzistuoja ir kai tau, sakau, nebelieka viskam, ką tu sutinki, ką tu patiri arba ką tu pamatai, kažkokio tai reikalavimo, tu tiesiog mėgaujasi tą akimirką. Atsiprašysiu dar kartą. Fibi,
Ateik čia, pas mane. Ateik čia. Kažkokį kaulą rado. Ateina. Tai va, žinokit, ir tai yra labai unikalu, ir tai yra labai stipru, ir kvietimas yra visiems, kurie tikrai nori to va tokio tikrojo ryšio su savimi. Žinokit, ir gyvenimas, be jokių kažkokių reikalavimų, pretenzijų, nežinau, viso to aprašymo, viso to šiukšlyno, jeigu galima taip pavadinti, jis toks autentiškas, toks unikalus tampa ir tu tiesiog pradedi žmogų mėgautis savo kūrybą, savo buvimu, mėgautis kitų buvimu, džiaugtis kitais. Nu ir pasakykit, už kokius pinigus tai nupirks ir kiek jūs esat pasiryžę tam paaukoti. Ir iš tikrųjų tai yra taip paprasta, taip lengva. Pradžiui taip galbūt atrodo, kad yra sudėtinga, nepatogu, nemalonu. Įvairiausios emocijos pradeda kartais apimti. Bet kaip ir minėjau, tu gauni įrankius, kaip su to susitvarkyti. Kas yra labai svarbu ir kas yra fainas dirbant su Valdu, kad yra nuolatinis didžiulis suportas ir palaikymas. Kiek esu praktikų, gūrų, lektorių, mokytojų sutikęs, nei vienas, žinokit, tikrai nei vienas nėra taip dirbęs. Tokį palaikymą, visada skambučiai, visada pokalbiai, jeigu tau kažkas neaišku, irgi skambink, atsilieps, negali perskambins ir pakalbėsit ir tada, toliau vėl judė. Tai man tai yra apie tai. Ir ta, sakau, kelionė su Valdu, jis taip tiksliai, taip taikliai parodo tas kryptis, kurią tau galbūt reikia judėti, tų kabliukų parodimas. Ir tada tampa taip lengva, taip paprasta judėti tiesiausių kelių. Žinokit, nuoširdžiai sakau, fantastika iš tikrųjų. Gyventi savo gyvenimą. Savo tikrąjį gyvenimą. Ir jeigu to norit, Valdas yra tas žmogus, kuris, tikrai jums padės. Čia nuoširdžiai. Ir tiesiog reikia suvokti, kad ne aš, ne Valdas, ar nežinau, ne žmona, ar dar kažkas kitas, tą kelionę turi nueiti. Tai yra jūsų kelionė, jūsų patirtis. Nuo tada, kai jūs gimėte, iki to momento, kai jūs pradedate su savim darbuotis. Ir tai yra jūsų istorija, kurią jūs pats, perrašot. Pakeičiat į tokią, kokią jums jinai patinka ir pradedat judėti. Dėl to tai ir yra darbas su savimi, nes tai yra jūsų istorija. Tai galbūt toks mano atsiliepimas.